Vykdant valstybinės saugaus eismo plėtros 2011-2017 metų programos įgyvendinimo tarp institucinį veiklaus planą, šiais metais organizuojamas konkursas Saugokime jaunas gyvybės keliuose. Konkursą organizuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, vykdo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Konkurso partneriai – Lietuvos kelių policijos tarnyba, Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos mokymo ir lygų prevencijos centras, savivaldybių sveikatos biurai, savivaldybių administracijų švietimo padaliniai. Pradinių klasių mokinių konkursas Šviesoforas yra Lietuvos mokinių konkurso Saugokime jaunas gyvybės keliuose sudėtinė dalis. Tradiciškai Jonavos pradinė mokykla gegužės 2 dieną savo mokykloje surengė rajoninį konkursą Šviesoforas. Į regioninį konkurso etapą deleguotos Jonavos pradinės ir Justino Vareikio progimnazijos komandos. Šiandien po daugiau nei savaitės kultūros centre Jonavos pradinė mokykla surengė jau regioninį Šviesoforo konkursą. Kai raudona reguliuoja, gatve eiti nevalia. Po raudonos, nes geltona, kviesi pasiruošę. O užsidegusi žalia, kviečia eiti mūsų gatve. Į regioninį Šviesoforo konkursą sugužėjo net 14 komandų iš Birštono, Jonavos, Kaišiadorių, Kauno rajono ir miesto, Prienų bei Raseinių. Šiandieną jūs atvykote į Jonavą ir konkursą pasiryžę pravesti Jonavos rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai, Jonavos rajono visuomenės sveikatos biuras, Jonavos pradinė mokykla. Šio konkurso tikslas – skatinti pradinių klasių mokinius, mokytis pagrindinių kelio eismo taisyklių reikalavimų, ugdyti saugaus elgesio kelyje gebėjimus, plėtoti saugaus eismo sampratą realiame gyvenime. Susirinkusius dalyvius pasveikino Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius. Pasak ministro, jis net neabejoja, kad pradinukai išmano ir laikosi saugaus eismo taisyklių, apie kurias papasakos ir savo broliukams bei sesutėms. Rimantas Sinkevičius linkėjo vaikams gerai sudalyvauti konkurse, laimėti, o jei nelaimės, tai bent jau susidraugauti tarpusavyje. Mero pavaduotojas Eugenijus Sabutis prašė vaikų naujomis žiniomis apie kelių eismo taisyklės pasidalinti ir su tėveliais, bei paraginti jų laikytis. Konkurso Šviesoforas metu vaikams skirtos teorinės ir praktinės užduotis. Kelio ženklų dėlionė, užduotis kelių makete, viktorina, atšvaitų praktinis naudojimas, komandų kapitonų varžytuvės, video užduotis, perėjimas per kelią pėsčiųjų perėjoje, perėjimas per kelią sankryžoje. Visuomenės sveikatos biuro specialistai konkurso dalyvius kvietė į pirmosios pagalbos edukacinę valandėlę. 4. nacionalinis konkurso Šviesoforas etapas vyks gegužės 26 dieną. Nacionalinėme etape dalyvauja komandos, regioninėme etape užėmusios 1. ir 2. vietas. Jonavos rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus patrulių būrio specialistas Remigijus Danavičius paskelbė regioninio konkurso nugalėtojus. Tai 3. vieta Kauno rajono Garliavos Senučių progimnazija. 2. vieta Jonavos pradinė mokykla.